Sveiki, seniai nedariau tokio ilgesnio pasidalinimo per YouTube, bet šitokia tema pribrendo. Ją pavadinau informaciją, kurios nelabai nori žinoti veganai. Kaip mano žmona sako, clickbaitinis pavadinimas. Su visa pagarba veganams, aš pats esu buvęs ir veganas, ir vegetaras, ir žaliavalgis. Tiesiog tai pasitiko gyvenime, kad aš labai jos gerai suprantu, nes aš pats atsimenu tą savo pasaulėžiūrą ir suvokimą ir tą jaučiau gyvūnų skausmą visui mėsos pramoniai. Buvau pasiryžęs pastatyti iš tikrųjų paminklą Vilniuje. Buvau savivaldybėje, bandėm pramušti projektą, bet močiutės komisija nelabai suprato mūsų idėjos. Norėjom pastatyti Rūdininkų aikštėje tokią pusę karvės, nupjautos, tik priekinę dalį su angelo sparnais, ir kad iš galo galėtum prieiti ir palaikyti rankose jos širdį. Ir būtų paminklas skirtas visiems gyvūnams žuvusiems mėsos pramonėje. O kodėl Rūdininkų gatvėje? Todėl, kad ten yra šalia Mėsininkų gatvė ir ten buvo mėsos skerdyklos kažkada tai ir daug labai mėsos parduotuvių. Tai aš labai gerai suprantu veganus, bet laikui bėgant taip atsitiko, kad pradėjau vis labiau bendrauti su augalais ir pradėjau domėtis šamanizmu, radau būdų pilnai komunikuoti su augalais ir sužinojau, kad jie lygiai taip pat kaip ir gyvūnai yra labai sąmoningos būtybės, kurios turi emocijas, jaučia baimę, jaučia skausmą, girdi, kalbasi, galvoja. Tik tai, kadangi neturi akių ir per daug nejuda, taip dėl to mums lengviau jos valgyti. Bet kai aš pamačiau, kai perskaičiau knygą Slaptas augalų gyvenimas, Secret Life of the Plants, aš pamenu tada galvojau, o Dieve, ką dabar valgyti? Ir vėliau tiesiog dar atėjo gilesnis suvokimas, kad viskas yra ta pati energija, mes visi padaryti iš tos pačios energijos ir vyksta tarpusavio pasikeitimas. Mes suvalgom augalą, perimam jo energijos dalį ir iš tikrųjų netgi jaučiam poveikį augalo dėl to, kad mes jau turim tam tikrą dalį jo sąmonės. Pavyzdžiui, yra sąmonė plečiantis augalai, kurias mes vadinam psichodelikais, psilocibino grybai, pavyzdžiui, arba ayahuasca. Kai mes suvalgom tą augalą, kadangi tie augalai turi labai stipriai išsiplėtusios sąmonės esybę, tai yra labai išsiplėtusios sąmonės esybės. Ir kai mes suvalgom, mūsų sąmonė irgi šiek tiek išsiplečia. Mes tiesiog patiriam dalinai tai, ką patiria augalas. Galbūt dėl to, kad kai mes valgom mėsos pramonėje, kurie nelabai etiškai dažnai laikomi gyvūnai, jie daug patiria streso, baimės, liūdesio, skausmo, ir kai mes tai valgome, tai ir mes pasidarom dažnai liūdni, užsidepresavę, nelaimingi, ir tada einam pas daktarus, prašom, kad tablečių išrašytų. Tai čia tokia mintis, idėjos tiesiog pamąstymams. Bet neseniai aš atradau, kad egzistuoja net dokumentinis filmas pagal tą knygą pastatytas, pagal knygą Slaptas augalų gyvenimas. Ir tas dokumentinis filmas irgi taip pat vadinasi Secret Life of the Plants. Aš jo nuorodą viso filmo įdedu į šito video aprašymą. Tai jis angliškai juodai baltas, toks senas, labai lėtas, sunku žiūrėti, nes intro vien ten 5 minučių rodo, kaip jūra banguoja. Na, taip anksčiau taip darydavo dokumentinis filmas. Dabar mums reikia tos informacijos greitesnės, išsamesnės, čia ir dabar, viskas labai pagreitėjo. Tai aš tiesiog norėjau išgryninti keletą momentų iš to dokumentinio filmo ir pasidalinti su jumis, kurie man paliko labai gilų įspūdį. Tai pirmas momentas. Kažkur 1965 metais vienas CŽV agentas, kuris mokino
kitus dirbti su melo detektorium. Tiesiog buvo dėstytojas. Jis turėjo matyti daug laisvo laiko ir nuobodžiavo savo ofise. Ir vieną dieną paėmė ir prijungė melo detektorių prie savo kambarinės gėlės. Pagalvoja, kadangi ten yra drėgmės, galbūt gėlė galėtų kažkokius impulsus skleisti iš mokslinės perspektyvos. Ir pagalvoja, ką čia padaryti tam augalui, kad jis kaip nors sureaguotų. Ir nusprendė paimti degtuką ir padegti augalo lapą. Jisai neturėjo degtukų, nes nerūkė, nusprendė, kad reikia nueiti pas savo sekretorę į kitą kabinetą, pasiskolinti degtukų, bet jisai turėjo pilnai vidinį ketinimą tai padaryti ir įsivaizdavo jau savo galvoje, kaip jis paima tą degtuką, uždega ir pakeša augalui. Ir tą sekundę, kai jis pradėjo tą vaizdą įsivaizduoti, augalas pradėjo stresuoti ir melo detektorius pradėjo judėti. Kaip jisai teigia dokumentiniam filme, nuo to sekundės jo gyvenimas pasikeitė. Jisai po to padarė labai daug eksperimentų ir parašė knygą apie tai. Dabar kviečiu pasižiūrėti angliškai trumpą jo pasakojimą apie tai. February 2nd, 1966, I'd been in the polygraph field full-time for 18 years. And this particular morning, I'd been working all night in the laboratory and had decided to water a plant in the lab, very similar to the plant here, Dracaena cane plant. My thought was that as the moisture arrived to the leaf of the plant, the plant should be a better conductor, and I should get a reading on the chart. Well, strangely enough, I didn't get this at all, and in fact, it did just the opposite. Instead of the tracing edging upward as it should have on the chart, it went into sort of a wild excitation, very similar to the first part of a human taking a polygraph test. But then it occurred to me, just about 14 minutes along, what would be the real optimum threat to the well-being of a plant. In fact, the imagery of fire entered my mind, and I not only thought, but I fully intended to burn the very leaf that was being tested with a match. Now, I had no matches in the room at the time, and I don't smoke, and I had to go next door to my secretary's area to get a match. But the interesting thing is that right at the split second that imagery of fire entered my mind, the tracing reflecting the changes in the plant just went right off the top of the page. And the only thing that occurred at that time, no lighting of a match, nothing else, merely the imagery of fire. And I must say that as of 14 minutes along in that initial observation on the morning of February 2nd, 1966, my life just hasn't been the same. Kitas epizodas iš to filmo, nemažiau įspūdingas man pasirodė, kur yra rodoma Sovietų sąjunga irgi kažkur 1969 metai, kur žemės ūkio laboratorijose yra daromi eksperimentai. Jie taip pat rado būdų, kaip prijungti augalus prie elektronikos. Ten buvo ne melo detektoriai, kažkokia kita elektroninė įranga, kuri taip pat galėjo nuskaityti augalo impulsus ir darė įvairius eksperimentus. Neužilgo aš jums parodysiu vieną įspūdingą eksperimentą, kai asistentė pažymėta tam tikrų ženklo nugaros, ten trikampis, kvadratas arba aparatas, vienos prieina, tiesiog gražiai pasikalba su augalu ir nueina, o viena prieja su peiliu ir vieną kopūstą augantį vazonėlyje, šalia kitas kopūstas prijungtas prie elektroninės įrangos. Jis kitą kopūstą nukerta ir pradeda pjaustyti, kaip virtuvėje mes darom salotus paprastai. Ir tas kopūstas, kuris prijungtas prie įrangos, su kiekvienu pjūviu stresuodavo. Darė impulsus. Ir kai ta asistentė išėjo iš kabineto ir po poros valandų sugrįžo, tik jinai įėjo į kabinetą, kopūstas, kuris prijungtas prie elektroninės sistemos, pradėjo iškart stresuoti, nes pajuto baimę, kad atėjo kopūstų žudikė. Tai jau, kviečiu pasižiūrėti ir šitą epizodą. Tenai yra sakoma, kad Sovietų sąjungos mokslininkai buvo pasiryžę išdirbti sistemą, kad žemės ūkyje auginami augalai šiltnamiuose ar kažkur kitur,
kad prie jų būtų prijungta elektronika ir jie patys galėtų pasakyti, kada jiems reikia vandens, kokio lygio reikia drėgmės, kiek reikia oro, kokios temperatūros ir galėtų patys save auginti. Labai įdomi mintis ir įdomu, kuo baigėsi tie eksperimentai, kaip suprantu, neįsivystė į realų gyvenimą. Bet žiauriai įdomu. Research conducted in the Soviet Union leads scientists to believe that plants may think. Attached to delicate electronic instruments, a cabbage plant registers annoyance to the exhaling of tobacco smoke on its leaf surfaces. A scene familiar in any kitchen takes on special importance in this experiment. Володя, переключи задание по всем параметрам. Тамара, бери препарат. Все готовы? Начинай. In some mysterious way, the plant which is attached to the instrument is able to feel the mutilation of its comrade. In a more advanced experiment, technicians were asked to pass through a laboratory containing 2 living cabbage plants. One of the subjects has been instructed to destroy the plant which is not attached to the electronic instruments. Hours later, the technicians are asked to return to the scene of the crime. The evidence is clear. The remaining plant has correctly identified the assailant. Ты должна быть сердитой. Since 1959, the Academy of Sciences of the Union of Soviet Socialist Republics has advanced research for the application of automation and cybernetics in plant husbandry. Connected to electronic instrumentation, these plants express their wishes directly, without the need of human guidance. In agricultural centers of the future, plants will show themselves to be fully rational beings, controlling their intake of water and nutrients, and even regulating the temperature and humidity of their environment. Ir dabar pažiūrėsim trečią trumpą dalį iš dokumentinio filmo Slaptas augalų gyvenimas, kur japonų mokslininkė taip pat rado būdų sukurti elektroniką, kurią prijungus prie savo namie auginamo kaktuso, kaktusui atsirado galimybė išleisti garsą. Aš esu matęs, kur prie augalo prijungia tam tikrą aparatūrą, ten tiesiog rankom šalia vedžioja ir augalas ten galima groti muziką, pavyzdžiui. Arba yra kažkoks sodas, kur yra prijungti elektroniką prie augalų, žmonės vaikšto ir ten tiesiog augalai reaguoja į tos žmonių praėjimus ir vyksta kaip tokia simfonija. Bet šitame epizode japonų mokslininkė prie susirinkusių žurnalistų mokina kaktusą kalbėti japoniškai. Tai yra mokina japonų kalbos raides, kaip kokį mažą vaikelį. Kai pasižiūri tokį epizodą, tai pasikeičia požiūris į daržovių salotas mano lėkštėje. Kviečiu pasižiūrėti. During recent years, gardening enthusiasts throughout Japan have been privileged to witness the remarkable demonstrations of Dr. and Mrs. Kenneth Hashimoto. Dr. Hashimoto
Managing Director and Chief of Research for the Fuji Electronic Industries, has constructed special instruments which translate the electrical output of plants into modulated sounds, giving voice to a cactus. Relying on her affinity for plants, Mrs. Hashimoto looks forward to actual conversation with her cactus. Convinced that it possesses an intelligence, she is determined to teach it the Japanese alphabet. Taigi, tikrai labai įspūdingi vaizdai, galintys praplėsti mūsų suvokimą apie tai, kad viskas, kas šioje planetoje egzistuoja, turi sąmonę. Tiek augalai, tiek vabzdžiai, tiek gyvūnai, su visais galima komunikuoti. Ir neseniai mano žmona atrado tokią vieną moteriškę, kuri surado būdų telepatiškai komunikuoti su augalais ir su gyvūnais. Tai apie tai gal padarysiu kitą pasidalinimą, nes ten tikrai verta dėmesio informacija. Na, o aš, kadangi kiekvieną žiemą važiuoju pas Peru, žolininkus, gyduolius, šamanus ir mokinuosi jų išminties, jie jau tūkstantmečiais žino, kad augalai yra gyvos esybės ir su jomis galima užmegzti labai glaudų ryšį. Todėl jie daro tam tikras dietas ir išsirenka augalą, kurį kažkokiu būdu vartoja, jo arbatą geria, pavyzdžiui, kelias savaitės beveik nevalgo, labai stipriai detoksikuoja save ir dedikuoja tas kelias savaitės tam augalui. Pavyzdžiui, jam rašo eilėraščius, paišo piešinius, šoko šokius, kalbasi su augalu fiziškai prie kiekvieną dieną. Ir augalas, matydamas, kad žmogus tikrai rodo pastangas, kad nori užmegzti su juo draugišką ryšį, su mielu noru susijungia su to žmogumi ir tampa žmogaus šeima. Ir to žmogus savo esybėje jaučia to augalo energiją, ne tik kad jaučia, bet gali pasinaudoti ją padėdamas sveikti kitiems žmonėms. Taip Peru šamanai per įvairias dietas susirenka gebėjimus arba, kaip sakyt, gal galės iš augalų padėti kitiems. Dėl to kai kurie iš tų augalų yra vadinami jėgos augalai, nes jie turi tikrai stiprią jėgą ir sustiprina žmogaus vidinio ketinimo galę. Tada žmogus lengviau gali manifestuoti savo realybę čia ir dabar, ją tiesiog kurti taip, kaip jam norisi. Ir tai labai įdomus kelias bendravimo su augalais, labai praplečia suvokimą apie šią planetą, kaip minimum. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš galiu tos žinių semtis ir ketinu jų semtis artimiausių keliasdešimt metų, jeigu dar būsiu gyvas. Ir su mielu noru dalinsiuos tą informaciją su savo broliais ir seserim. Na, o dabar kviečiu eiti suvalgyti sveikų salotų su gilia padėka augalams, kurie yra jūsų salotų lėkštėje, kad jie su jumis pasidalina savo energiją. Lygiai taip pat galite valgyti ir šašlyką. Tik tai gal tada daugiau baimės teks patirti. Tai skanaus ir iki kitų pasimatymų.